Labas. Šiandieno žinutė yra apie Merkurijaus retrogradą. Pasižiūrėsime, nes Merkurijus perėjo į retrogradinį judėjimą birželio 29 ir iki Liepos 23 judės tarsi atgal. Ir pasižiūrim, kągi reiškia tai. Dažniausiai per Merkurijaus retrogradinį judėjimą būna tam tikri nesusišnekėjimai, nesusipratimai, bent jau taip sakoma, kad būna. Man asmeniškai jisai dažniau pasireiškia tuo, kad grįžta tam tikri praeities dalykai, kurie ne iki galo buvo išspręsti. Ateina antras ar trečias ar jau kažkelintas šansas išsispręsti galų gale tam tikrus klaustukus, kuriuos nešiojamės iš praeities. Tai gali būti, kad ir šiuo kartu irgi gaunam tam tikrų priminimų apie praeitį, galbūt grįžta žmonės, grįžta tam tikros situacijos, kada vėlgi galime pasitikrinti, ar tai mūsų, ar ne mūsų, ir ar palikti kaip yra, ar bandyti kažką keisti. Pasižiūrim, ką dar šiuo kartu, šiuo laikotarpiu iki Liepos 23 mums sako kortos. Taip, ką mes turim? Turim monetų tūzą, turim 9 taures ir turim taurių karalienę. Kortos labiau palankios, nors Merkurijaus retrogradas turi tam tikrą neigiamą atspalvį, visgi aš norėčiau paneigti apskritai stereotipus, kad dėl to, kad kažkas sako, kad kažkas kažkam nepatinka ar netinka, nebūtinai taip jausimės ir mes. Ir kaip šiandien irgi dariau vieną asmeninę konsultaciją ir pačiai net patiko ta mintis, kurią parodė kortos, kad mūsų sėkmė gyvenime priklauso nuo to, kaip mes nesėkmę sugebėsim paversti mums naudingų dalykų, nes nesėkmės, pralaimėjimai, nepasisekimai, praktiškai yra neišvengiama, bet nepaisant to, kad turim tą nesėkmę, mes iš jos visada galim pasidaryti sėkmę per pamoką, per patirtį, tai tie žmonės ir pasiekia sėkmę, laimę, meilę, pinigus ir ką tik nori, kas neužstringa ties nesėkmę ir kas supranta, kad kiekviena nesėkmė tik tais artina prie sėkmės. Ir šiuo kartu šitas laikotarpis iki Liepos 23 dienos žada galimai tam tikro noro išsipildymą ir tam tikrą proveržį, netgi galimybę apčiuopiamą pasigerinti, pasitobulinti savo gyvenimą, komfortą, materialinę padėtį arba iš darbinės bei realizacinės pusės, bet raktas yra klausyti savęs, klausyti savo širdelės ir panašu, kad ta pamoka grįžtanti iš praeities šiuo kartu yra kaip galų gali išmokti nebemesti kelio dėl takelio, kaip galų gali išmokti nebenuolaidžiauti daugumos nuomoniai, kaip galų gali išmokti pripažinti, kad mano išskirtinumas, mano autentiškumas yra tas dalykas, kuris ir neša man sėkmę, kaip nebenuolaidžiauti kitiems žmonėms ir apskritai visuomenės ir kolektyvo užduodamai natai ir kaip galų gale pačiam pradėti groti savo natą. Tai gali būti, kad mes praeityje tarsi atsisakydavom savo vidinio balso vardan to, kad būtų ramiau, kad būtų komfortas, kad būtų pripažinimas ir tos sėkmės, kurios norėjom, ypatingai kai tai liečia pinigus, realizaciją, darbą ir tokį bendrą pasitenkinimą savim, tos sėkmės ir negaudavom, nes patys save sabotuodavom. Tai kaip dabar pradėti žaisti savo komandoje ir savo padėti, tai yra klausyti savo vidinio balso, pasitikėti savimi ir žinoti, kad jeigu turim tam tikrą norą, tam tikrą svajonę, ta svajonė yra ne šiaip savo, o tam, kad būtų pasiekta per pasitikėjimą ir tikėjimą savimi. Linkiu norų išsipildymo, linkiu to proveržio. Ačiū, kad esat, kol kas tiek, iki.